mato, kad tu davai 17 kg ant šito trankeno, žinai, o tasai jis tau katą padarys, bet bėgis nepajudės toliau, žinai, ir viskas, ir ta baigsis. Ir antrą kartą jau tu negali, tu turi atleisti, ir tada vėl iš naujo jau. Tai laiko nėra paprasčiausiai. Aš labai sustabdydavau tada pavarą, susijungdavau, vėl blokavimas, šiaip saugojau pradžias. Skirius vieną kartą galbūt, man dar kilo klausimas, tas prieš paskutinius posūkius suleidžiu. Aš vieną kartą antrą, įsijungiu prieš posūkį antrą, tai per aukštai. Aš trečią įsijungiu ir tada antrą jungiu vidury posūkį, nes gali greičiau. Apie kurį tu čia posūkį pradėtum nusileidžiu? Leidžiantis nuo tilto. Aš tai čia trečiu. Aš tai antrą, va čia. Komandos jaunimo pasirodymą iš tikrųjų vertinau gerai, todėl kad turi abudu patirties nemažai, tiek Kazimieras, tiek Justas. Ir tikrai reikia juos paprasčiausiai tokių didelių problemų nėra. Reikia juos paprasčiausiai supažindinti su automobiliu arčiau. Kažkokie tai minimalūs nurodymai, kaip elgiasi pati technika, ką reikia daryti, bet visą basicą, viską jie supranta labai puikiai, tikrai žino, ką reikia daryti, kai kuriais atvejais netgi be mano pastabų. Tai šiaip sakyčiau, kad iš tikrųjų viskas labai puiku. Kaip vertinu treniruotės rezultatus, tai vertinu gana gerai, todėl kad turim minimaliai problemų kol kas. Tikėsimės, kad minimaliai ir pasiliks tos problemos. Tiek Kaziukas, tiek Justas pravažiavo ir labai patenkinti automobiliu. Padarysim šiokius tokius pakeitimus, bet tokių, kad labai didelių drastiškų kažkokių sprendimų tai tikrai nedarysime, nes viskas kaip ir veikia, viskas tvarkoj. Tai kol kas net važiavom turbūt su, gal pasakyčiau, kokių 70% akceleratoriaus nuspaustų ir nesistengiam pamušti kažkokių tai laikų, net į laikus net nežiūrėjom, paprasčiausiai žiūrėjom, kur bus problemos su stabdymu, kur bus problemos su bėgiais, kur bus kažkokios tai problemos, bet kadangi didelių problemų nėra, tai viskas kaip ir tvarkoj, labai patenkintas.